Ganytojo žinia. Labas rytas, gerbėjami radijo klausytojai, su jumis pastorius Tauras Sinutėnas, bažnyčios prabudimas vadovas. Ir šiandien aš noriu tęsti savo mintis, kuriomis pradėjau dalintis praeitoje laidoje, kalbėdamas apie Biblijos pranašystės, apie mūsų dienas. Ir praeitą kartą aš paminėjau truputėlį apie pranašo Izaijo žodžius, iš Izaijo 55 skyriaus, kur Dievas kalba apie tai, kad jo mintis tai nėra mūsų mintis ir jo keliai ne mūsų keliai, kad jo mintis yra aukščiau ir todėl mums taip yra svarbu kreipti savo dėmesį į jo žodį ir ką jisai kalba, nes jis mato iš savo perspektyvos, o jis mato absoliučiai viską, tiek fizinį, tiek ir dvasinį pasaulį. Ir labai dažnai Dievo pranašai kalbėjo sunkius dalykus, kurių dažnai žmonės nenorėdavo girdėti. Tačiau visgi Dievas, kalbėdamas tos dalykus, jis kalbėdavo, atskleisdavo dažnai žmonių padėtį, jo dažniausiai dvasinę padėtį. Visgi jisai suteikdavo žmonėms viltį ir pateikdavo jiems išeitį. Ir aš norėčiau paskaityti šiandieną dar vieną rašto eilutę, vėlgi iš to paties pranašo Izaijo 60 skyriaus ir apie situaciją, kurioje aš tikiu mes šiandieną gyvename. Būtent tokioje būsenoje pasaulis yra šiandieną. Ir aš paskaitysiu tas kelias eilutes. Pirmiausia, nuo pirmos eilutės. Kelkis ir šviesk Jeruzalę, nes tavo šviesa ateina ir Viešpaties šlovė tau šviečia. Štai tamsa padengs žemę ir tautas, bet Viešpats pakils virš tavęs ir jo šlovė bus matoma tavyje. Tautos ir karaliai ateis prie tavo šviesos spindesio. Pakelk savo akis ir apsižvalgyk aplinkui. Jie visi renkasi pas tave, tavo sūnus ateina iš toli, tavo dukterys atnešamos ant rankų. Tu tai matysi ir spindėsi iš džiaugsmo. Tavo širdis sudrebės ir išsiplės, kai jūros pilnybės gręšis į tave ir pagonių stiprybė ateis pas tave. Apie kągi kalba šitą rašto eilutę? Pirmiausiai, Viešpats sako, kad Viešpaties šlovė šviečia, bet iš kitos pusės jisai sako, kad štai tamsa padengs žemę ir tautas. Aš tikiu, kad mes šiandieną gyvename tokiame laike, kada žemę ir tautas dengia didelė tamsa. Ir iš vienos pusės tai yra labai blogas dalykas, bet Viešpats toliau tęsė toje pačioje eilutėje, antroje eilutėje, bet Viešpats pakils virš tavęs ir jo šlovė bus matoma tavyje. Ir toliau sako, kad Dievas jisai patrauks į savo tautą, prie savo tautos žmonės ir tautų šlovė jinai gręšis į Viešpatį. Ir Viešpaties šlovė jinai spindės. Ir aš tikiu, kad šiandieną yra vienintelė vieta žemėje, kur iš tikrųjų per ką Dievas veikia, vienintelė institucija tai yra bažnyčia, tai yra Dievo bažnyčia. Kodėl? Todėl, kad tai yra vienintelė institucija, kuri pripažįsta Dievo žodį kaip neklystantį autoritetą ir tiesą. Ir mes galime būtų pasakyti, kad šiandieną mes atvirkščiai gyvename ne tamsoje, bet šviesoje, nes šiandieną mes stebime, kokia yra didžiulė mokslo pažanga. Tačiau iš tikrųjų Viešpats kalba ne apie tamsą protinę, kad žmonių protai aptemę ir jie neturi žinių, informacijos apie kažkokias tai technologijas, bet nežiūrint to, kad mes turime daug informacijos apie technologijas, visgi žmonių širdise yra didžiulė tamsa ir daugiausiai šitą tamsą būtų galima pabudinti, kad tai yra moralinė tamsa. Ir šiandien mes gyvename laike, kada blogis yra vadinamas gėriu, gėris vadinamas blogiu, kada tamsa vadinama šviesa, o šviesa vadinama tamsa. Ir aš tikiu, kad kada
mes gyvename šitame laike, mes turime visgi pakelti savo akis į Dievą ir matyti visą šitą situaciją viltingai, todėl, kad tai yra metas bažnyčiai pakilti ir šviesti. Ir iš kiekvienos pusės ta tamsa, jinai labai stipriai spaudžia ir Dievo bažnyčią, ir Dievo tautą. Ir aš manau, kad daugelis iš mūsų mes jaučiame tam tikrą priespaudą, mes galbūt jaučiame apatiją, mes jaučiamės atstumti ir galbūt netgi patys gėdėjamės to, kas mes esame, nes šiandien mums pasaulis pristato viską taip, kad tarytum būtent Biblija yra atgyvenusi knyga, tai yra senovinė knyga ir šiandieną mokslas yra jau žymiai pažengęs ir jisai visiškai paneigė Bibliją, bet iš tikrųjų taip nėra. Iš tikrųjų atvirkščiai, mokslas tik atranda tai, kad Dievas kūrė. Mokslas, jisai nieko naujo nesukuria, bet viskas, kas sukurta yra Dievo ir kūrėjas, jis labiausiai geriau žino už visus, kas yra kas iš tikrųjų. Todėl aš tikiu, kad tai yra metas bažnyčiai pakilti ir man jau laikas baigti savo mintis šiandieną ir aš toliau tęsiu kitoje laidoje. Taigi aš atsisveikinu, likite sveiki ir iki kito karto.